Sveiki visi. Šiandien gilinsimės į naujienas, kurios purto rinkas, kriptovaliutas ir visą pasaulio ekonomiką. Nuo Trumpo prekybos karo iki bitkoino paslapčių. Atrodo, kad chaosas visur. Bet neišsigąskit. Pabaigoje aptarsim kelis signalus, kurie mums suteikia vilties, kad blogiausia galbūt jau praeityje. Pradedam. Pirmiausia, prekybos karas, nes jis viską ir užkūrė. Trumpas smogė tarifais visiems, rinkos išsigando, S&P 500 smuko daugiau nei 10%, pasaulinės akcijas prarado trilijonus. Kinija atsakė 84% tarifais JAV prekiams, o ES ruošiasi taip pat atsakui. Viskas atrodė kaip kelias į recesiją. Tada staigmena, Trumpas paskelbė 90 dienų tarifų pauzę daugumai šalių, sumažindamas juos iki bazinių 10%, kad būtų laiko deryboms. Prieš pranešdamas naujieną jis pasakė visiems, kad dabar yra puikus metas pirkti. Na, kai Amerikos prezidentas pradeda dalinti tradingo signalus, žmonės klauso. Rinkos pašoko, S&P 500 šovė 9,5%, tai buvo geriausia diena nuo 2008-ųjų. Nasdaq pakilo 12,2%, tai buvo ketvirtas didžiausias vienos dienos šuolis istorijoje. Dow pašoko beveik 3000 punktų, Japonijos Nikkei 9,1%, Kanados rinka 5%, Bitcoinas 10%, euforija buvo visur. Bet Kinija liko taikinyje. Trumpas pakėlė tarifus Kinijos prekiams iki 125%, bet susumavus viską, Kinijos muitai dabar siekia net 145%. Kinija laiko 84% atsakomųjų tarifų ir sako, kad kovosim iki galo, bei paskelbė, kad jau balandžio 12 jie kelia muitus Amerikos prekiams iki 125%. O ką daro Europa šiomis dienomis? Na, jie patvirtino atsakomuosius muitus JAV prekiams, tokioms kaip soja, sunkvežimiai, cigaretėms, iš viso už 21 milijardą eurų. Bet šie tarifai kol kas sustabdyti 90 dienų. ES pasiruošusi juos įvesti, jei derybos žlugs. Be to, ES pradėjo derybas ir su Kinija dėl bemuičio režimo elektromobiliams. Dabar yra nuo 17 iki 35% muitai. Bet jei derybos pavyks, mano nuomonė, tai galutinai pražudys Europos automobilių gamintojus, kurie jau ir dabar vargsta dėl didelių energijos kaštų. Be to, ES ir Jungtinių Arabų Emiratai susitarė derėtis dėl prekybos be muito. Na, iš šių veiksmų galim spręsti, kad Europa ieško naujų kelių prekybai. Dideli pokyčiai vyksta ne tik prekyboje, bet ir kripto rinkose. Tai dabar ir pereikim prie jos. Pradėkim nuo Strategy, tai buvusi MicroStrategy kompanija, kuri viską pastatė ant bitkoino. Ir jiems pasirodo gali tekti parduoti savo bitkoinus. Dabar jie turi 528 185 bitkoinus, kurių vidutiniška kaina yra $67 458. Tai daugiau nei 35 milijardai dolerių investicija. Bet šių metų pirmąjį ketvirtį jie pranešė apie 6 milijardų dolerių nerealizuotą nuostolį, nes bitkoino kaina nusmuko iki $76,000. O parduoti jiems gali reikėti todėl, kad jie turi 8,2 milijardo dolerių skolą, moka 35 milijonus dolerių palūkanų per metus ir 150 milijonų dolerių dividendų. Jų programinės įrangos versle beveik nulis pelno. Ir jei jiems nepavyks gauti naujų paskolų ar parduoti akcijų, jie bus priversti išparduoti savo bitkoinus. Na, bent jau dalį jų. Na, aš tai apie tai ir kalbu jau seniai, kad kita meškos rinka greičiausiai ir prasidės nuo MicroStrategy problemų. Toliau, Vanek pranešė, kad Kinija ir Rusija pradėjo naudoti bitkoiną ir kitas kriptovaliutas energijos sandoriams, naftai, dujoms. Kalbama apie 10 milijonų dolerių per mėnesį, keičiant juanius į bitkoiną, paskui rublius. Tai didelis dalykas, jie apeina JAV dolerį ir SWIFT sistemą, kurią JAV naudoja sankcijoms.
Taip pat Kinijos liaudės bankas pristatė skaitmeninę juanio tarpvalstybinę sistemą, sujungtą su 10 Azijos šalių, tarp kurių yra Tailandas, Singapūras, Indonezija ir 6 artimųjų rytų šalimis, kaip Saudi Arabija ir Jungtiniai Arabų Emiratai. Ši sistema apdoroja 1,2 trilijonus dolerių per metus, atsiskaitimai trunka sekundės, o paslaugų mokestis 98% mažesnis. Ši sistema apima 38% pasaulinės prekybos. Nenuostabu, kad Amerika taip priešiškai nusiteikus Kinijos atžvilgiu su tais tarifais. O Amerikoje teisininkas James Murphy padavė JAV saugumo departamentą į teismą, reikalaudamas atskleisti Satošio Nakamoto tapatybę. 2019 metais Amerikos nacionalinio saugumo agentė teigia, kad jie apklausė 4 Kalifornijos žmonės susijusius su Bitcoino pradžia. Murphy sako, kad jei valdžia žino, kas tas Satošis Nakamoto, tai žmonės turėtų žinoti. Sako jis, parodykit mums dokumentus. Tuo metu Trumpo remiamas projektas World Liberty Financial pateko į keblią situaciją. Jie pardavė 5471 įtėrimų už 8 milijonus dolerių, po 1465 dolerius už vieną. Skamba kaip ir neblogai, ne visai, todėl kad jie nusipirko tą įtėrimą daugiau nei už 3000 dolerių. Ir tai reiškia, kad jie patyrė 125 milijonų dolerių nuostolį. O kol Trumpo šeima išparduoda įtėrimų, BlackRock perka ir jie balandžio 10 dieną įsigijo 3840 įtėrimų už 6,4 milijonus dolerių. O štai Ripple taip pat nesnaudžia. Jie ką tik už 1,25 milijardus dolerių nusipirko Hidden Road, pasaulinė finansų tarpininkavimo įmonė, kuri per metus apdoroja 3 trilijonus dolerių sandorių. Tai didžiausias kripto įsigijimas istorijoje ir dabar Ripple pirmoji kripto bendrovė valdanti tokio masto tarpininką. Hidden Road naudos Ripple stablecoin RLUSD ir perkels operacijas į XRP ledgerį, kad viskas vyktų greičiau ir pigiau. Ir dar viena naujiena susijusi su Ripple ir XRP. Teucrium paleido pirmąjį XRP ETF Jungtinėse valstijose. Tai dvigubos sverto ETF'as ir jis per pirmą dieną pritraukė 5 milijonus dolerių apyvartos. Toks pirmos dienos rezultatas patenka tarp 5% geriausio ETF startų. Ir nepamirškit, kad tai vyko tuo metu, kai visos rinkos tiesiog dreba. Šios svertinio ETF populiarumas mums duoda gerą signalą, kad spot XRP ETF paklausa bus labai didelė. Ir pabaigai pasižiūrim į keletą rodiklių, kurie prognozuoja, kad kripto ateitis gal netokia ir niuri, kaip kad gali pasirodyti paklausius žinių apie ekonomiką. Taigi matom, kad paskelbti infliacijos rodikliai yra geresni nei tikėtasi. Doleris silpnėja, DXY indeksas pakrito žemiau 100. Tuo metu pinigų pasiūla M2, tai yra visi pinigai, kurie sukasi ekonomikoje, pasiekė naują rekordą, o rinkos dreba ekstremalioje baimėje. Tai ką visą tai galėtų reikšti? Pirmiausia, mes žinom, kad Bitcoinas ir kripto seka M2 pinigų grafiką 80% tikslumu. Dar mes žinom, kad kai doleris silpnėja, akcijos ir kripto kyla, o dabar dar ir infliacijos rodikliai krenta greičiau nei tikėtasi, o tai leis Federaliniam rezervui mažinti palūkanų normas, nes jie juk privalo tai padaryti dėl skolų perfinansavimo, bet to jiems dabar reikia pradėti stimuliuoti JAV ekonomiką dėl viso šito tarifų chaoso. Ir tai labai teigiamai turėtų atsiliepti rinkoms, o rinkos dabar yra ekstremalios baimės zonoje, kas istoriškai asocijuojasi su kapituliacija. Ir mes galime tikėtis, bent jau laikino kažkokio tai kainų šuolio. Todėl viską susumavus, bent jau kas liečia kripto ir investicijas, manau geresni laikai jau ne už kalnų. Žinoma, mes nekalbam apie ekonomiką, nes rinkos ir ekonomika du skirtingi dalykai. O be to mes koncentruojamės daugiau į kripto
ir jokių muitų kriptovaliutoms nėra, o tik didelis palaikymas iš Trumpo vyriausybės. O dabar dar pasižiūrėkim šį video ir paklausykim, ką šis žmogus kalba. Don't fuck this up. Buy and hold, don't use leverage, use cold storage, do the right thing, don't get too speculative, don't FOMO, just don't fuck this up. This is the biggest opportunity we've ever been given. I've said that all the way from 2020 onwards, and in fact I said it all the way back in 2012. It's the biggest macro trade of all time. Don't fuck this up. And if you're not a crypto person, technology is one of the biggest opportunities we've ever been given, the exponential age. Again, don't fuck this up. Just be careful. Just buy, hold, have a long-term time horizon, and learn how to take pain. And when there is pain, you buy more. Unless something changes the thesis that suddenly we're all going to turn into Neanderthals and nobody's going to use technology ever again, it is going up. It's as simple as that. And unless something changes that we're not breaking the financial system and that the internet has disappeared, we will go to blockchain technology. It's as simple as that. That's all you need to know. Everything else is just fucking noise. Taigi, girdėjot, neišsigaskit triukšmo, stebėkit rinkas, laikykite savo plano ir jei patiko šis video, spauskit nykštį, prenumeruokit kanalą, dalinkitės video su draugais ir iki pasimatymo kitą kartą.